Daugelis žmonių mano, kad pažįsta Kristų, nes jie lanko bažnyčią. Kiti, nes jie skaito Bibliją, dar kiti, nes meldžiasi, pasninkauja ir daro gerus darbus. Visa tai yra gerai ir svarbu, bet Kristų pažįsti ne tada, kai atlieki veiksmus, o tada, kai gyveni jame. Pažinti Kristų tai ne apie religiją, tai apie santykį, tai apie vidinę permainą, tai apie atgimimą iš aukštybių. Jėzus pasakė, jei kas nėra gimęs iš naujo, negali matyti Dievo karalystės. Jono Evangelija 3:3. Kristus nori ne to, kad tu tik eitum į bažnyčią, bet kad taptum jo bažnyčia. Jis nori gyventi tavyje, ne tik šalia tavęs, ne formoje kažkokia, bet tavo širdyje. Ne tik žodžiuose, bet ir gyvenime. Kur prasideda tikrasis pažinimas? Tai visų pirma, kai atveri jam visą savo širdį, kai pripažįsti, kad be jo esi dvasiškai miręs, kai leidėsi būti atgyvinamas jo dvasia, kai nori ne tik žinoti apie Jėzų, bet būti su juo, gyventi jame. Taigi, jeigu kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas sena praėjo, štai visa tapo nauja. Antras laiškas Korintiečiams, 5 skyrius, 17 eilutė. Neužtenka būti arti, reikia būti jame. Tikrasis Kristaus pažinimas visada veda į atsivertimą, į nuolankumą, į meilę ir į naują gyvenimą. Jėzus kviečia tave ne tik išmokti apie jį, bet pažinti jį kaip gyvąjį viešpatį, nes pažinimas be gyvenimo neturi galios.